Sveiki atvykę į Gruziją. Pagaliau nusileidom Kutaisio oro uoste ir aišku, kaip visada mašinos neįsinuomavom dar. Tai laukiam 2 valandas, kol pristatys mašiną ir va, pagaliau. Viskas, turi mašiną. Va, mūsų savaitėlės mašinytė. Varysim, bandysim bent jau varyti aplink visą Gruziją. Naujus metus sutiksim Batumį ir pabandysim paskaičiuoti, kiek čia mums viskas atsieis. Tai reikia dabar atsiminti, nes niekaip nesurašėm dar kol kas. Nu va, po ilgos kelionės atvarėm dabar 5 vakaro pas mus turbūt, kažkas tokio, po 5:20. Tai mašiną pasistatėm kieme, nes kamščiai čia yra nesąmoningi visur. Dabar einam ieškoti, kur gyventi, nes šiaip turėjom užsisakę visai savaitei čia Batumį. Bet šiandien sugalvojom atšaukt, kad galėtumėm pavaryti biškį po Gruziją visą. Po kaimukus ir panašiai. Koks košmaras šis. Žiūrėk, keitykla gera, gerų kursų. Jis kardą nešasi? Kardą nešasi. O gal skėtis? Nežinau. Tikiuosi rasim kažką, kur šiąnakt pernakvot. Mes neturim nieko. Šiaip bookingiai yra daug, bet bandysim čia vietoje, gal pigiau bus nei bookingiai. O jeigu ne, tada eisim mašiną ir ieškosim per bookingą. Neturi ką daryti. Sėdim dar mašiną, bet jau kaip ir užsiregistravom. Bet dabar kita problema. Užsiregistravom, bet nerandam, kur randasi. Adreso normalaus nėra. Nes šitų pastatų milijonas vienas ant kito, kitaip tie orbi pastatai, tai blokais kažkaip sudėlioti. C, A, B, D, nežinau vadyti. O dabar čia niekaip per bookingą neatsiunčiamom. Kuris tiksliai. Ir ar netgi tam čia mes susiregistravom, nes man atrodo, kad jie ten nuotraukų bilė kokių prideda, kad tik tai užsisakytum. Žiūrėsim, kaip bus čia mum. Bandom kažką daryti. Ага, окей, хорошо. Тогда... Вы как будете в блоке С, свяжитесь со мной по вот этому номеру WhatsApp, хорошо? Хорошо, хорошо, спасибо очень большое. Все, пожалуйста, ага, Ага. жду. Ага. Goodbye. Rusiškai išmoksiu, blėt, Gruzijoje kalbėti. Suprantu, bet šnekėti nelabai. Tai manau, kad išmoksiu greit. Tai kaip rusiškai su naujais metais? S Novim godam, s Novim godam, s Novim godam. Viskas, varom. Buvom ten pat, kur sakė, kad nėra kambarių, tai dabar per bookingą užsiregistravom.
Ir varom pažiūrėsim, ką mes ten gavom. Nuotraukos, tai pažiūrėsim. Viskas, einam. Bandysim kažkaip patekti. Važiuos kokį kuprinėm šį kartą keliaujam. Bandom dabar eiti vėl ten pat. Žiūrėsim, kaip čia bus. Nauji metai. Kol kas veiksmė. Dabar 6 vakaro. Mes ne tai, kad neturim kur švęst dar. Ar sutikti naujus metus, bet neturim net kur gyventi dar kol kas. Bet jau einam po truputį. Kaip manai, bus gerai ten? Pamatys, užjudėsim normaliai vežti. Greičiausiai rytoj atsibusim kokioj Armėnijoje. Ai, kaip lyja. Čia, pažiūrėk, mašnyčių kokių. Nuomoja visas, man atrodo. Ir va šitam turbūt būsim kažkur aukštai. Nu, lyg viskas gerai. 34 aukštas. Visai gerai. Bet dabar nežinau, kur einam. Tai einam tiesiog paskui žmonės. Ai, va, liftai. Dar? Va, nicio. Nežiūriu, pirmą. Šviesa. Ne šviesa. Va. Neblogai, man atrodo. Žiauriai neblogai. Kaip tokia fainai. Balkonėcas. Vaizdas. Opa! Yra? Yra. Eik tu savo. Vau. Nu. Kai nerealiai. Fainai. Eik tu savo, net nesitikėjau. Labai aukštai. Ėjom nusiteikę blogiausiam iš tikro, o čia eik tu savo kaip aukštai. Šeikale į miestą padaryti fiesta. Viskas, susiruošėm. Varom dabar, bandysim gauti staliuką. Bandėm skambinti, bet jau žiūrėk čia. Bandėm skambinti dėl staliuko, bet nieko gero, niekas neatsiliepė. Tai aišku, argi paskutinę valandą likus iki naujų metų reikia rezervuoti staliuką. Na čia mes tik tai taip sakiau. Paskutinę minutę mašiną nuomotis, paskutinę minutę viską daryti ir paskui liekam be nieko. Bet sakėm, jeigu nerasim staliuko, tai nueisim, nusipirksim šampano, grįšim sušių jau. Čipsų. Čips. Gulėsim ir ėsim. Žiūrėsim pro langą. Naujakas, blėt. Lyja kaip iš kibiro. Jai tai gerai su kepurė, o aš neturiu. Bet ir ta peršlapsuoja. Ir dar kai varėm, tai sakau, aš gal neimsiu žieminės striukės, pasimsiu bliuzoną. Čia neturėtų būti šalta. Bet šiandien tai vėsoka. Žiauriai lyja. Kaip viščiukas. Bet tai atvarėm. Einam čia. Pasižiūrėsim, ar čia turim vietos, ar neturim. Ar mus priims kas nors? Na tai kaip manat? Likom išvyti. Nežinau, ar šlapia šukuosena nepatiko, ar tikrai neturi. Nes ten toks biškėjo su baliniam suknelėm, mes paprastai atėjom. Tik pasižiūrėti į visus ferverkus. Na, karoči. Einam ieškoti kitur kažkur. Varėm pas babajų į parduotuvę. Nu, čia ne babajai. Gruzinai. Pasiėmėm šampano. Pasiėmėm sausainėlių, sausainiukų, čipsų. Ir pagalvojom, o kodėl mes negalim kambaryje švęst naujų metų? Vaizdą gerą turim. Manau, kad bus labai gerai. Išeisim į kažkokius restoranus, išleisim pinigų. Labai ne... Oi, ble.
visur balos, visur lyja, visur kamščiai. Čia gal diena tokia. Mes bent kambarį sutiksim naujus, o kažkas tai mašinoje kamštį. Bus ir taip. Tai va, tai pagalvojom, kad gal bus visai zaibys čia viskas. Einam dar čia į tokį bariuką po bokalą ir namučių. Kaip mano čia veliūra. Tas dar labiau visą šlapį. Radom šitokią skylę kalieninę prie pat mūsų tų apartamentų. Tai va užlėkėm po bokaliuką įkalt. Su šampaniuku stovi. Laukia mūsų. Šiaip neblogai. Tik nei vieno žmogaus nėra. Tai pasėdėsim biškį ir viskas. Lėksim. Švęs naujų. Kokių ten, sakei, rūšių chinkalių yra? Kalakuri. Tai čia, kaip suprantu, su kalakutinais neverčia iš niekur. Ir emtiuliuri. Su kuo čia gali būti? Tai kurių tai jiems dabar? Tai nežinau. Dabar svarstau, kuri mėsa skanesnė, ar emtiuliuri, ar kalakuri. Emtiuliuri, įdomiaus. Emtiuliuri. O jeigu ten kokia šuniena bus? Paragausi, sužinos. Priėjo prie mūsų barmenas ir sako, mes norim jums padovanot šampano po taurę. Kadangi yra naujų metų išvakarės, tai greičiausiai todėl, nes mes vieninteliai čia klientai. Tai va, po taurę gavom. Ir dar va atnešė ko, tu rodysiu. Čia jau tik remandavimas tokiem neparduotuvinės išvaizdos. Bus gerai šiandien. Gal. Jaučiu gerai, kad nevarėm į tą, ne? Geriau išėjo piniginių atžvilgių. Valgyt va užsakinėjom per Voltą. Pasidarysim puotą, ble. Grįžom, persirengėm, nes permirkė rūbai visi. Ir viskas, va, mūsų naujametinis stalas. Muzikėlę leidžiam čia. Vaizdas O vaizdas čia, žiūrim, bet biški žinau, kad atsilieka. Ne taip žiopčioji. Va, staliukas mūsų paprastas. Šampanėlis. Šampanėlis, rūbai džiūsta. Ir lauksim fejerverkų. Nu, čia šaudo biški. Va. Ramiai pabūsim. Palauksim naujų. Nu kiek čia ramiai nieks nežino. Nu nežinia, kaip čia bus. Ne, bet jei rimtai, tai viskas ramiai. Su muzikėlė, su hinkaliais, kaip čia vadins, nežinau. Sūrio turim valgyčių. Šiaip jau pavalgę esam. Tai nelabai ir norisi daugiau. Laukiam dabar fejerverkų, pas mus liko tik 10 minučių.
Labas rytas, su naujais metais visus. Mes šiandien dieną pradedam nuo pažinties su Batumi. Šiuo metu esam bulvare, kuris net 7 km ilgio. Tai bandysim visą gal ir nueiti. Žiūrėsim, kaip jėgos leis. Šis bulvaras yra labiausiai lankytina Batumio vieta. Greičiausiai šiandien esam permiegoje. Labai tokie ištižę jaučiamės. Tingisi vaikščio, tingisi kažką daryti. Čia vakar važiavom šitą gatvę, tai visa užsikimšus buvo. Vos judėjom, o šiandien nėra beveik mašinų. Visi pagiriojasi dar. Tęsiam pažintį su Batumiu. Atvarėm iki alfabetinio bokšto. Šitas bokštas yra 130 metrų aukščio. Čia visur aplinkui jį yra raidės. Tai simbolizuoja gruzinų abėcėlę ir žmonių išskirtinumą. O kas tai yra, nelabai žinau. Bandysim pasikelti iki viršaus. Saulė šviečia. Atsidaro tik 11 valandą. Dabar per anksti dar truputį. Tai einam kažkur kitur. Ir kainuoja 20 larių. Tai čia gaunasi apie 8 eurai gal. Takytė pats. Žiūrėk, kaip gerai. Šiandien pas mus 8 laipsniai šilumos. Saulė labai šviečia. Tokia erzinanti net. Ir va ten, kur kalnai, tai ten yra žiema. Ten gali būti net iki metro sniego. Norėjom važiuoti, galvojom apie tai, bet gal kitą kartą. Nes nežinom nei kelių nieko, tai kad neliktumėm ten tuose kalnuose. Na, čia yra Ali ir Nino statulos. Azerbaidžano musulmonas Ali įsimylėjo Gruzijos princesę Nino ir jie bandė kažkaip būti kartu, bet negalėjo, neleido, ten šeimos priešiškai buvo nusiteikusios. Ir paskui galų gale karas prasidėjo ir Ali žuvo. Dabar šita statula lyg ir juda, susijungia taip kartu. Number one. Number one.
Nu ką, kylam. Visau. Kaip greitai. Kas yra? Mane gera. Eik tu sau, eik tu Nu, bliamba, sau. biški jo. Eik tu sau, bliamba. Pizdėts. Wow. Eina nafik, aš noriu jakutį. Wow. Eik tu nafik, žinok, tikrai negara. Wow. Nu, Kada baigsis? Tuo jau turėtumėm atvažiuoti. Negaliu, žinok, žiūrėk, kitur tik kita. O Dieve, kaip man negera. Eik. Bijau. Stabiliau, nu. Kas tau yra? Wow, aukštai. 130 metrų. O, another one. Dabar jau čia nebijai. Biški ramiau, bet tas pats kelimas toks. Ir labai greitai kyla. Va, čia Opa. jau stabiliau. Aha, kaip gražu. Kaiva baras. Wow. Ar faina tau čia? Su maistu nesąmonė. Nu, maistas. 11 dirbo, bet valgyti tik nuo 12. Tai liksim nevalgę, tai kavos atsigersim, eisim kitur pavalgyti kažkur. Gaila nepavalgėm ten, nes virtuvė nedirbo dar, nors ir brangu ten labai. Tai dabar einam kažkur kitur pavalgysim. Kilt labai buvo baisu, leistis ne taip. Man tai širpuliukai per kojas. Nes labai staigiai jisai šoka viršų. Jo, ir labai nestabilu taip. Vaikštom jau kokias 2 valandas, ieškom kur pavalgyti, niekas nedirbo, visiškai niekas nedirbo. Kavos tik tai išgėrėm. Jau piktoma Sima, jau čia bus negerai, žinai. Moteris nevalgius, tai piktumo pilna. Žalia gyvatė. Tai va, Gero nedaug. bandom ieškoti, čia visur vaikštom. Kur gatvelis. Čia vieną dar radom, rodo 5 minutės, 3 jau. Gal tas dirbs. Norim paragauti tradicinių hačapuri gruziniškų. Atėjom paragauti, Bet uždaryta, žiūrėk. bet uždaryta. Čia va yra tradicinis gruzinų hačapuri. Norim labai paragauti, bet o ten kažkokie, matau, dirba. Einam, pažiūrėsim. O, radom kažkokią vietelę. Einam. Op, pabandysim. Hello. Can we go upstairs? Thank you. Einam, čia atsisėsim kažkur. Paragausim. Hello. Buvom čia tokiam restorane, tai ne gruziniškas, toks labiau europietiškas, tai nepatiko. Susitikom savo draugą Arčilą. Добро пожаловать в Грузию!
kažkada dirbom kartu, tai susiskambinom, susitikom. Tai dabar jisai mus vedasi į kažkokį restoraną, kuris nedirba, bet atidarys dėl mūsų. Bet ten, kaip suprantu, kad namuose, tai restoranai visi tradiciniai gruzinų. Tai bandysim, žiūrėsim, pafilmuosim. Laukiam dabar jo draugo. Su mašina turi atvažiuoti ir mus paimti, kaip suprantu, į namus vežtis. Tai, nežinau, sakė kažkoks gitaros mokytojas, tai gal ir pagros, dar su gitarą. Bandysim, pažiūrėsim, ką ten dar maistą vandės, ar bus įmanoma valgyti. Jau atvarė mūsų paimti. Здравствуйте. Здравствуйте. Evaldas. Juste. Tvarė draugas paim. Leonardasa. Varom kažkur. Valgysi? Nu, vis dėlto atvarėm čia kažkur kažkokį restoraną. Hello. O, čia neblogas restoranas. Šitą rodžiu. Jo. Nu, tai čia bus vyniuko, visko bus. Paragaus. Rauchmöber und Entschuldigung, oder? Okay. Есть одно место, говорит, и весь веранды. О, это хорошо. Derina jie čia viską. Tai pirmiausia, čia kaip plėtau kinkalių paragausiu, o paskui jau jie čia organizuoja, kur varysim toliau. Tai šiaip aš sauginių nevalgau, tai bandžiau kinkalių be sauginių gauti. Bet, sako, labai manoma, nes va mėsą padaryti kažkoks. Nu tai, aišku, nebent su grybais galėčiau paragauti, bet noriu tų tradicijų. Tai, čia viską organizuoja. Čia mūsų dar vienas gruzinas draugas. Are you ready? Boš, čia rimta šiandien. Jaučiu rytoj iš Batumio dar neišvažiuosi. Norėjau tiesiog su chinkaliais, A, jo. paskui ko ten šinkančiai. Jo, sako, su kinkalių imsim. Tai sako, jūs tai vyno noriu. Ne, su kinkalių vyno ne, sako, turi būti viskis. Arba vodka, arba alus. Čia kažkokio atneš, sakė, mišti paragauti. Atnešė čia kažkokio. Bandysim. Kas? Nu, paragausim. Okay, jetzt teeme programmi myös ei ole. Для апетита. Окей. ჩვენსაც ვერ გოჩესტამები გიყავთ. ნემგო გოჩამ გამოიწო, მაგრამ ვერ ვიცამადებოდა ისლამის დაშენება და ის. ხო, კაი, რო რაღაცა შეიძლება გამოვირბინო მერე და იმას. Შესაძლოა. Čia su grybais, o čia это Мясо, калакури. kalakuri. Nu, pabandysim šitus kalakuri. Вообще по традиции кушают руками. Руками я видел это. Ламас Марида. Это пеппер? А ты слышишь что? Нет? Олей. Вот это не кушал. И смотри, не рви там. Вот, смотри, столько в кончи. Ага. Кончи, я. Отсюда. Еще по 50. Можно, да? Да. Ей очень нравится эта чача. Kaip? Parveš gruzinai.
Очень легкая пища. Ее поешь, можно вот все, не мучай. Она быстро утомляется. Что здесь там? Кали. Also, Info. Oh. Gel, çimdeyba. Wow. Hadi. Kaip nelabai čia rusiškai šnekam, bet bandom kaip čia šnekėt. Šiaip jisai ir angliškai biškai šnekėt. Aš tai tiesiog lėmusiu. Ieškai su visko sutinka? Ne, šiaip atsisišnekam šiaip jo. Aš rusiškai suprasti daug, kad tikrai suprantu, pasakyt man sudėtinga, bet pusiau angliškai, pusiau rusiškai paštovai. Bet čia yra žvakis. Wow. Vakar mes ragavom jų, bet revoltą užsakėm, tai tokie buvo šiaip. O čia yra kažkas tokio. Dabar biškai pavalgysiu, jeigu jūs nieko priešins. Nusipšysiu, laimėjau kelią, čia vaidžiu. Ir atsvau. Išėjom jau iš restorano. Vienas dalykas labai, ne kaip pasijutėm, nes neleido sumokėti, įsivaizduojat. Bet prisidėti neleido. Net prisidėti nei kiek neleido, sako, ne, jūs svečiai mūsų, mes jūs vaišinam šiandien, o ten tikrai nemažai turėjo sumokėti. Tai dabar taip kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Ir dar kažkur. Viskas, važiuojam, parūkom ir važiuojam kažkur kitur, nežinau. Kažkur atvažiavom. O, M5. Wow. Nice. M5. O čia. Много делать видит? Hello. Hello. С Новым годом! С Новым годом. Моя племянница. Hello. Hello. С Новым годом! И svečius, įsivaizduojat mus su всеми tušti. O, спасибо. Mama, okay. С Новым годом! С Новым годом! Опа. Tai žiūrėkit, kur mes čia atvykom, įsivaizduojat? Vau, faina. Visas stalas jau paruoštas mum. Tu įsivaizduoji? Ant kiek yra gruzinai svetingi. Žiauriai. Arčel. Домашний уют это намного лучше рестораны. Да. Дома это другое. Да, рестораны это... Так, дома это дом. Да. Žiauriai fainai būtų. Gražiai įsirengę labai. Натуральный дома. Natural, да.
Labai įdomus iš tikrųjų interjeras. Tai įsivaizduokit, čia yra įtempiamos lubos juodos spalvos, kurios kaip veidrodis. Įsivaizduojat? Matosi. Visur čia gipsas. Kadangi dirbu su gipsu, tai labai įdomu. Labai iš tikrųjų įdomi įrengta ir aš jiems kaip pasakiau, sakau, kad čia gražiai skau padaryta, iš tikrųjų įdomiai. Sako, čia prieš 15 metų darytas remontas. Tu po ko tu čia stebėsi, vos nežinai. Wow. Čia turbūt, kaip tu manau, pasiturinti žmonės gyvena, ne? Nes, tikrai, wow. Jo, mašina. У нас традиция, как вот хинкали и хачапури, не каждый день делают или баже, или сациви. Это как на Новый год. А что это? Баже. Баже. Это курица в греческих орехах. Окей. Или делают сациви. Из двух один все равно дома все делают. И традиционно. Или когда вот простое застолье иногда делают, Новый год, или день рождения, или, такое особенное. День делают вот такой. Stalo nukrovė. Pіздėt. Čia šiandien pabūsim, ne? Iš tikrųjų, šie miestą net to nesitikėjau, čia šiandien taip atsidursim, blėt. Вау. Она очень вкусная. И со саргелом. Попробуйте. И очень полезно. Полезная. Как боржоми для желудка. Для желудка. Как боржоми для желудка. Этот кемалия. Panašiai kaip rūgštynės Lietuvoje. Jo. Bet biškai tokio aštrumo duoda pirmiausiai. Чуть-чуть, да. Как горчица, да? Да. Как- Горчичos, grinai. Но помогает с переварением желудка. Еду, когда покушаешь, желудок легко переваривает. Ok, man tipo labai gerai pilu visam organizmui. Bet čia, blėt, kiek čia visko pridėta. Papuolėm iš čia. Man irgi nesmagu, žiauri, bet jie nieko, viskas, mes čia esam. Mes esam gruzinai, sako, mes turim jūs vaišinti, jūs mūsų svečiai ir... Dadže, goči, dadže, da? Wow. Dar atnešė ten. Negaliu pritraukti vištienos kažkokios, nežinau. Kiaulės galva. Kiaulės galva? Vynas, čia bus čia gražu Вы šiandien. у Лёвы дома Čia были? sakė tradicija. Žiūrėkit, kokį salą nukrovė. Ir vynelį atnešė, sako, tokio parduotuvėse tikrai nerasit. Jeigu Попробуйте вот mes... это. Ok, Вам можно. И не везде не покушайте. ok. Это chicken. Чикен с Chicken. греческим Орех. Ok. Paragausim vyną. Gitarą atnešė, grosim, čia gitaros mokytojas iš tikrųjų. Wow. Neša ir neša, neša ir neša, neša ir neša. Visas stalas pilnas. Могли, и оттуда приехали, то посидеть, выпить и общаться, и в любви объясняться, и то, и все. Давай, за Бога. Потому что есть. Кого можно? Оп. Ай, сачет, да воды без разрует. 5 лет ему сейчас. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас. Их желтых листьев платьице простом. Розенбаум из раного ветра грел дождина. Это тоже хачапури, только Аджарский солнце золотое, захлопав крыльями, оглядел
теплый день, и хрипел саксофон. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам играет вальс. Там листья падают нежно, турмеро горбом на гребия. А чем мы делаем? Шени хамада, шени калери, камиджере. И наняша, блядь, слойкается. Вау! Извините, товарищи, я иду покурить. Не знаю. Я иду покурить тоже. Paymal даже в Москве, да? Pasakėm, kad pilstukas Lietuvoje yra draudžiamas, samagonas. Tai sako, čia, kad ne, tikrai. Ir visiems. Окей. Очень хорошо. Давай за наших погибших. Давай. За погибших. За погибших. Отца, отец. У нее и отец, и мать. У меня отец, сестры. две сестры и жена. Брат. Не хватает. У меня сестра. У тебя брат не хватает. За все, что они В рай были. царстве в рае были. Они так. У нас просто в Грузии были, они такое там, слово «кардацвалили». У нас у Умер русских нету. вот Умер. есть умер, погибший, да? У нас кардацвалили. Это Перерождение. перерождение в другой мир. Окей. Кардацвалиба. У нас умирает Перерождение. тогда, Перешел. когда никто его не вспоминает. Да, Тогда умирает умирает. тогда. Но когда есть человек один, хоть что воспоминает или вслух, или застольем, или как, у нас говорят кардацвалили. Это Из 300 из этого мира другой мир перешел. переход. Окей. Есть 3 стакана, хотя бы 3 стакана, да, один за них выпьем. За них. За погибших, окей. да. Они, короче, для нас это... Когда-то с нами короче, вместе ходили, с нами вместе ели, с нами вместе дружили. без них мы Их не нет. пьем, да? Да, Без больно, них мы их просто. вспоминаем. Они нас всегда с сидит. нами, в сердцах. всегда. Хоть крутятся, наверное, не видно, но всегда с нами. Они всегда в сердце. Пусть они будут с рядом Богом. с нами, да. Давай, Давай. конечно. Užmirusius. Rasizm. Urmaz Užmirusius, Amerika'ya mažai. kaçarız. خیلی صبح خلاص هر چند دین نقل قبیل Avcı sakın keyifli bir şeyle beğenelim. Ties čia ir baigsim savo kelionę po Batumį. Tikiuosi patiko video, spauskit like, parašykit komentarą. Ir susitiksim kituose video. Bye bye. Nu va, po... Viskas, pailsėjom truputį ir viskas. Susijai. Kas tau įrašė galiu? Viskas, pailsėjom, apsiprausėm. Išsiplau. Surašiau naujiems metams, o ne? Tumio pažinimo, tai atvarėm... Tai atvarėm į... Tai šis bulvaras yra pagrindinė... Kas? Labiausiai lankytina Labiausiai Batumio vieta. Tai šis bulvaras yra Labiausiai